Artėjant kalėdoms, be abejo, viena svarbiausių ir reikšmingiausių vietų visuomet yra stalas, nes tai yra ta vieta, kur susirenka visa šeima, artimieji, draugai. Taigi svetingumas ir gėlės, arba svetingumas ir puošyba yra neatsiejami dalykai, ypač švenčių metu. Sunku būtų įsivaizduoti kalėdinį stalą be žvakės simbolizuojančios pasaulio šviesą, protą, išmintį, o svarbiausia viltį. Mano rankose žvakė ir nelabai jau prasta, bet gana nesudėtinga žvakidė, skirta 3 žvakėm, tačiau 2 lėkštes mes išnaudosime kaip pagrindą mūsų kompozicijai ir pasiliksime tik tai prie vienos. Prieinamiausias būdas komponuoti floristinę kempinę, skirtą sausiems augalams. Išsimatuojame ir išsipjauname mums reikiamą formą. Pasižymėti galime pačiu paprasčiausiu. Prie metalo labai sudėtinga yra priklijuoti, netgi turint silikoninių klijų įrankį. Sudėtinga yra priklijuoti, daug patikimiau būtų pririšti, tam tiks juostelė ar kažkokia kita virvelė. Gerai būtų, kad jinai būtų deranti prie žvakidės savo spalva. Jau po to, kai pasiruošim floristinę kempinę, padėjom ją į vietą, būtų gerai, būtų vertinga ją tiesiog slėpti iš anksto, kažkuo tai padengiant. Tai galėtų būti kažkokie tai rudenio lapai, tiks ir klevo lapai, tiks ir bergenijų džiovinti lapai. Tiesiog supakuoti taip, kad vėliau komponuojant nebereiktų stengtis kažkur kažką užslėpti, kad jeigu ir matysis kažkas giliau, tai matysis augalinis motyvas, kažkokia tai augalinė medžiaga. Šiuo atveju mano rankose yra tabako lapas, labai didelis, labai minkštas. Svarbiausia yra išsipjauti šerdį, nes jinai nėra tokia lanksti ir nėra tokia patogi darbui. Dabar turime lankščią medžiagą, ją šiek tiek išmirkius, jinai tampa visiškai paslanki, labai patogi ir tikrai visiems prieinama. Indelėje yra lipalas, tai yra klijai, kuriuos galite įsigyti tikrai kiekvienoje parduotuvėje. Sutepus lipalu, mes tiesiog įpakuojame floristinę kempinę taip, kad vėliau nebereiktų galvoti, kaip ją užslėpti.
Turime paruošę pagrindą ir dabar belieka nutarti, kokios formos bus mūsų kompozicija. Tai pirmas dalykas, ką reikėtų savo nuspręsti, tai bus simetriška ar asimetriška kompozicija. Nepriklausomai nuo to, jog yra centrinė ašis tarsi, taikliosios žvakė, mes vis tik esame laisvi ir galim komponuoti tiek simetriją, tiek asimetriją. Ko gero, simetriška žvakidės forma mums lygtais ir sufleruoja, patarė, kad jai šiai žvakidei labiau patiktų ir toliau išlikti simetriškai. Tam mes galėtume pasiruošti kažkokiu tai ruošinių, pavyzdžiui, iš šieno ar šiaudų. Gali tai būti ir šakos, gudobelių, obels šakos, išraiškingos, samanotos šakos, kurios įkomponuojant į kompoziciją sukurtų formą, savotišką skeletą, tarsi karkasą, kuris ir nulems kompozicijos apimtis ir kompozicijos formą. Štai iš pasiruoštų mes suformavome tam tikrą skeletą, karkasą. Vienai žvakidei mes panaudojom mažiausiai 7-8 ruošinius, kurie priaugino mums apimties. Elementai, prie kurių bus galima tvirtintis su kitais dekoro elementais, ar tai būtų kalėdiniai žaislai, ar tai būtų eglės šakos, ar tai būtų kiti elementai, floristiniai, tiek dirbtiniai. Šitie mūsų ruošiniai yra puikia bazė, galėsime komponuoti ne tik floristiniai kempiniai. Naudojam storesnės vielos smeigtukus. Pasistengkit niekuomet neuždaryti galų. Surišti jūs visuomet suspėsit, tačiau nebūtinai reiškia, kad to prireiks. Gali būti, kad atvira forma bus netgi labiau vykusi. Dar vienas svarbus elementas, kuriant vientisumą, svarbus žingsnis, tai yra pertekėjimo efektas, kuomet mes nuo vienos floristinės kempinės keliaujam prie kitos, taip sujungdami abi šias dalis į bendrą visumą ir taip parodydami, kad tai yra viena vientisa kompozicija, o ne dvi atskiros. Vėliau galime naudoti dumplainius, be abejo mums reikės konkorėžių, kažkokių tai dekoratyvių blizgių, ar tai būtų dirbtiniai, ar tai būtų dažyti natūralūs elementai, kalėdiniai žaislai ir visa kita, kas būdinga kalėdų metui. Kuo smagios yra kalėdinės kompozicijos? Tuo, kad jos yra turtingos ir sudėtinga sustoti. Daug įvairių elementų, tiek dekoratyvių, tiek floristinių, tiek dirbtinų. Kalėdos ateina po rudens, tai reiškia, kad turtingas laikotarpis, pilna vaisių, uogų, jos aišku gali būti dirbtinos. Svarbu, kad mūsų surinktos medžiagos derėtų tarpusavyje ir kad kompozicija vis tik būtų darni. Pasirinkime kažkurią vieną dominuojančią faktūrą. Būtinai turėtų būti kažkuri dominuojanti. Jeigu dominuoja matinė, kaip šiuo atveju, tai blizgi faktūra bus puikiai tam, kad pabrėžti matinę. Pasirinkime, kas pas mus dominuos, linijos ar formos. Labai gerai būtų, kad turėtume dominuojančią spalvą ir joje atsirastų pustoniai.
kad tai būtų subtilu, bet nepamirškite ir kontrasto. Be abejo, labai svarbu nepamiršti ir elementus, kurie mums tiesiogiai primena žiemą, spygliuoti, tokius kaip kankorėžiai. Nors ir giliai tiks, tačiau būtų smagu, jei jinai būtų paspalvinta, palakuota, kad jai būtų suteikta kažkokio žiemiško blizgesio, kitoniškumo. Kankorėžius aš pasiruošiau iš karto su viela. Dabar galiu lengvai nukreipti norimą kryptim. Pavyzdžiui, įdėjus taip, visuomet galiu paformuoti. Sausiems elementams mums reikalingi vėlgi klijai, vėlgi lipalas. Puikiai tiks cinamonas, kuris simbolizuoja smilkalus. Pamenam, jog 3 karaliai atnešė auksą. Štai mes turim auksinius elementus. Turim smilkalus, tai yra kvapnieji, cinamonas ar gvazdikas. Be abejo, puiku būtų, jeigu būtų tiek matinis, tiek blizgus kalėdiniai žaislai. Nepamirškite, kad kompozicija turtinga atrodys tuomet, kai jūs turėsite didelį, vidutinį ir kažkokį tai mažą elementą. Tuomet dydžio įvairovė sukurs mums prašmatnos ir turtingumo įspūdį. Kurti labai smagu, tačiau labai svarbu laiku sustoti. Šiam kartui galėtų būti tiek.